Kaip reikia daryti? Kišk galvą į ciunzę. Naujovė mūsų namuose. Spa ir baseinas. Ir jį reikia mums parduoti su Vile. Visas koridorius pilnas gipso. Sveikučiai. Ketvirtadienis. Tai kai gruodžis ten dangui. -1 laipsnis. Viskas užšalė, trata, girgžda. Motyvacijos vis mažiau Robertui paimti kamerą. Tai va taip ir būna, kai dirbi iš motyvacijos, o ne iš noro. Roberts vis į Alicantę mintim keliauja. Į Alicantę, į Pastoviai sakai, kiek Alicantėj temperatūras. Nu taip, rodo dabar apie 20 ten. Taip noris iškeliauti kažkur, kur šilta. Bet negalim. Įstrigom čia, būtent. Ir priešinos pats savo. Reiktų bent savaitę kažkur išskristi, išvažiuoti, dingti. Ir kodėl tos motyvacijos mažiau galiu papasakoti? Tai kad kodėl dažniausiai daugiausiai turinio yra kuriama nuo rugsėjo, spalio, lapkričio ir gruodžio. Nes tada daugmaž už 1 milijoną peržiūrų yra gaunama iš YouTube'o nuo 4 iki 6 tūkstančių eurų. Nu, priklauso nuo video ilgio. Ką paskui mažiai? Ir sausio mėnuo yra visiškai sausas. Gerai, kai yra dalykų, kur džiugina, tai kad nuvažiuoji į rūbų parduotuvę ir 7% nuolaida dalykam. Tai taip, tuom sausis gerai, bet kūrybai visiškai ne. Už tą patį ilgį vidosą gauni maksimum sausį 1000 už 1 milijoną peržiūrų. Įsivaizduojat? Įsivaizduojat? Tai va. Neverta sausį visiškai kelti video. Nu, apie vasarį šiek tiek jau geriau, nes Valentino diena artėja ir taip toliau, daugiau reklamos. Tai, bet šiaip... Ką čia sausį reklamuosi, nebent sporto klubus? Nebent sporto klubus būtent. Ir aprangas. Sporto. Jo. Ir aš tą net pastebėjau, ir tik tokie reklamos nebemet man YouTube'ai vieną kitą tik tais. Tai ir suprantama. O kūryba be visiškai jokių pajamų yra liūdna, žiauriai liūdna. Gali būti, kad šis vlogas paskutinis ir susitiksim kokį nors ne Liepą, gal pavasarį. Tai... Na, aš manau, kad panašiai. Praeisiais metais vasario 4 buvo paskutinis vlogas. Šiemet gali būti, kad sausio 9 Robertas baigs filmuoti. Ir kelti vlogus turbūt baigs kokią 15. Nu, aš čia tik spėliau ateitį. Aš bandau būti tas magas. O ir šiaip, neturiu ką parodyti naują. Vis tas pats karkasas, plytelės, gipsas, špaklius. Tokie visiškai nuobodus darbai. Bleh. Visiškai. Nu, smagu, kai juos padarai, bet... Plytelės da smagu, špaklius nesmagu. Nu, plytelės jo, bet liko dabar pjovimas plytelių. Tai... Irgi neverta smagu. Irgi nesmagu ten dulkintis. Da smagu, voneriai kažkaip išsirinkti. Nes plytelė žinotų, kaip suklijuoti. Prie krosnelės atsistoja ir šiltais, kai namuose tik 12 laipsnių. Nes... Jau ketvirtadienis, o beveik mes čia nebuvom. Taip, beveik čia nebuvom. Užkūrėm į dieną gal 4 kartus po vieną krosnelę sukūrenom. Po vieną malką, nes daugiau netelp. Ir viskas. Šiaip prieš kalėdas, net ne prieš kalėdas, gerokai prieš kalėdas, jau nekūrenom šitos trobos. Tai džiaugiamės, kad bent jau neužšalo dar. Nu, kai laukia tik tais -1, -2, tai čia net nėra ko tikėtis, kad užšals. Šiandien čia turi lempos šviesti. Taip, turi čia lempos šviesti, čia lempos, čia. Va taip. Ir siūlės užsitek. Ir siūlės, čia tavo dideli tikslai. Čia aš tau sakau, aš
Aš čia moteris aiškinu. A, Ką tau daryti? ką man? Tu žinot. Šildėmės prie židinuką ir sugalvojom, kad reikia mums padaryti tik tokiuką. Vietoj to, kad dirbtum. Arba rilsiuką. Ir galvojam padaryti va tokį rilsą. Arba tik toką. Nu, būtent. Kad Roberts paims ir Vilė pakels. Tik nežinom, ar dar tai pavyks padaryti. Bet... galbūt, ne? Einam bandyti. Kaip reikia daryti? Kiš galvai cimse. Na, su pasilenku ant manęs. Taip. Na. Na, tai tu pasilenk ant manęs. Va. Na, ir tavo reikia atslinkti. Kelienas skaučiauri. Na, pavyko, ne? Šūdų krūva. Nufilmavom su telefonu, bet ne visas vaizdas matos, nes per mažai vaizdo apėmė. Buvom per žemai kamerą padarę. Aš vis dar laukiu. Ai, tu čia filmuoji jau? Nu? Kelios sulaužės. Skaudžiai. Kažkas labai skaudžiai. Iš po antro karto jau energijos daugiau, dabar jaučiu dar greičiau pakelčiau. Praktika. Nu, praktika būtent. Bet kaip skaudžiai per kelius laikiai. Ten irgi per kelius taip skaudžiai laikė. Aš nežinau, nu, bet reikia originalų tą garsą palikti, nes tas žvengs tai... Ką veikiam? Šildomus rankas. Namus šildau. Naujovė mūsų namuose. Tada, tai kai šviesu, wow. Reikia ir taip pat virtuviai pasidaryti, nes atsibodo šitą tamsą. Kas pietums, tai karbonadas su makarais. Ir salotom. Pabandykim. 0 iš 10. Plius. Dar nenuimta nekaltybė šitų lempučių. Ir Vilė jie nulaužė. Tada virtuvės apšvietimas. Ir svetainės apšvietimas jau yra. Ne, virtuviai da bus toks nuleidžiamas. Kas? Sala. Na tai tiesa, bet laidą tai neatvežim. Tai bus ant baterijų. Jūs matot šitą vaizdą? Atėjo vakaras. Ir niekas nepakito. Atsirado šviesa. Na, atsirado šviesa, bet aš jau tą rodžiau mano dienos metu, kad atsirado. Bet iškart smagiau darbuotis. Tai ir šiandien yra darbai, kurių nenoriu aš rodyti. Tai ir nenorėjau rodyti. Tai šiandien kiek čia 5 minutės nufilmavau. Ir viskas. Ir šiaip nėra ką parodyti būtent, nes suki tos varžtus, suki ir nėra galo. Tai Vilė langokraščius nušpakliavo. Kurių irgi nėra ką parodyti. Ne, visiškai nėra ką. Kaip ir aš pjaušiu ir sukau ir nėra ką. Tai va, šiandien vlogelis apie nieką. Juokauju. Apie mumis. Taip. Būtent. Kaip vis tiek judame į priekį? Būtent. Mažai žingsniukais. Ne, šiandien nemažai žingsniukais, nes ten yra labai svarbus dalykas, kurį dariau. Labai svarbus. Gerai, labai svarbus. Nes Vilė norės tos, labai nori tiksliau, tos užuolaidos. Užuomena, ką šiandien dariau. O kadangi rytoj mums išeiginė, varom į baseiną, tikiuosi, kad varom. Aš ir tikiuosi. Tai Nes, kad nebūtų veltui mano depiliacija. Tai šiandien pasidarbavom be kameros, kad būtų ką parodyti patiems savo, ne jum, bet savo, kad kažką veikiam. Ne? Nes iš tikrųjų, kai nepasiemu aš jos, darbs greičiau vyksta. Pripažįstu, tikrai taip. Negalvoju apie filmavimą. Ne, visiškai. Tada susikoncentruoju į darbą ir... Man jau gaila to keliautojo, kuris kops į kaldą. Per tokį šaltį da su kamera. Toks tas gyvenimas. Nu, taip atsirenka. Sausio 9.
sniegą drevę, taip gražiai. Važiuojame Melisas pasimti iš darbo. Važiuoj. Jeigu iki čia pažiūrėjot, paspauskit šitą, gerai? Sutarėm? Nu tai tiek. Penktadienis. Kaip ir žadėjom, taip ir darom. Važiuojame į baseiną su visa savo šeimyna. Nuostabus oras, 2,5 šilumos, kelias lygus, beveik ir neslidus. Pasiekėm Šiaulių miestą. Bent jau kraštą. Nu, kraštą. Ir nuvažiavom 25 km. Ir dabar važiuosim į Dvariliškį. Gerai, yra Dviliškį. Ir iki jo yra turbūt apie Dvacoką. Tai šiandien nuvažiuosim 100 km. Atrodo, čia šalia viskas, ne kaip ir, bet vis tiek va. Pam, ir 100 km nebebus. Vilė sako, kad parašė jai žmogus, sako, jūsų statybos labai greitai dar vyksta, mūsų labai lėtai sodo remontas vyksta, nes į vieną pusę, sakė, į sodą važiuoja 120 km. Tai aš nepavydžiu tokiam, turėti tokį atstumą sodą. Nes visų pirma, ant kuro, kiek pinigų reikia turėti, jeigu 200 km abu galus, tai čia minimum 15 eurų kurui. 3 valandas keliai. 3 valandas keliai ir po tų 3 valandų esi pavargęs, jau net nebenori tu ten dirbti. Ne, į vieną pusę, vis tiek 1,5 valandos. Gerai, bet vis tiek tikrai pavargsti. Aš jau vien per tą pusvalandį važiuodams pavargstu, o dar, patyliu. Nedarykit geriau klaidos ir nepirkit toli sodybos, nes nesvarbu, kad jinai šiuo metu... Klaida kitiem gal, ne? Nebent ten būtų jūsų ūkis, turėtumėt daug hektarų ar būtent susijusias rytį su ūkiu, ten jūsų darbovietė toj sodyboj, tada pritariu 100%. Bet jeigu važinėti darbą kasdien į didmiestį iš kaimo, tai oi ne. Fu. Bet tas rūkas ir ta pilka masė jau taip verčvemt. Ir nepabaigiu ten minties, tai kad per šitą pilką tokią dieną tikiuosi gerai bus pamirkti vandenį, paplaukit baseine. Nesam buvę Radviliškio baseine, tai ištestuosim, kaip ten bus. Papasakosim. Nemanau, kad gal nors nufilmuosim, nes aš nemėgstu nei telefono neštis į tokias įstaigas, nei kamerų. O sužinosim, kur Šiaulių Radviliškio VMI randas. Tai visai pakeliu į baseiną ir ieškojom Viliai tapkių. O Radviliškis tai ne Šiauliai, net Pepko nėra. Net nėra tokios primityvios parduotuvės. Pavyko rasti spa ir baseinas. Pats su to moterim atvažiuoja Radviliškis, sako, man tapkį reikia, o Šiauliuose nepasakė. Sakiau, namuose būdama, bet nieks nesiklausė. Tai pavyko vis tiek rasti turgų. O turkai, kaip žinoma, šiais laikais brango. 11 eurų už kinietišką plasmasę. Ir kaip moderniai atrodo šitas pastatas, tai wow. Man atrodo, kai biškį išmandrėjo, nes susidarė impulsas Šiauliuose. Ai, Šiauliai iš vis dabar be jokio baseino, man rodos. Yra. Ai, delfins kažkoks yra, bet nesu buvęs aš ten. Aš irgi ne. Bet ten nėra spa ir jo mašinų čia panos, pasakokit įspūdžius. Patiko? Aha. Labai patiko. 2 valandos praskriejo, va taip va. Tiesiog, va taip. Ir labai pigu. Ta prasme, 12 eurų porą valandų. Visai šeimai. 12 eurų. Marods, kad mums pusė tiek kainuos kurs nuvažiuoti. ne 12, 100 km gaunas apie 8 eurai. Mums važiuoti, tai, beveik, va, tai... A žiemą tiek daug reikia? Ne tik žiemą, dabar kaip pabranka, tai nebe 7 eurų baks, o 8, tai iš 1000 8 eurai gaunas.
Tai va, mums 100 km gaunas. Jie bugalus čia skaičiuoja nei vieną. Tai, bet verta. Nu, belė kaip verta. Ir dar yra sporto salė. Tai, bet šį kartą neišbandėm. 3 valandas pasiemus, arba ne, 2 valandas. Sakai, čia ir į sporto salę gali už tos pačius nueiti? Taip, tai nuskenuoji tą įpti, įeini ir viskas ir naudoji. O nereikia atskirai naudot? Ne, įeini tiesiog treniruokliai, pilna ir viskas. Geras. Nu, tai va. Nu, ir švaru taip, tikrai švaru. Ir ta chlorkė taip baisiai netrenki. Aš šiandien pulsę atsimenu baisiau. A, bet akis tai graužia. Nu, kad graužia jo, bet... Nespėjau nei plaukų įsidžiavę. Čia kai tas centras dar nėra senas, tai ir valo labai dažnai. Vilė net nustebo, sako, kad čia taip dažnai valo. Tai, nu... Bet žmonių yra. Žmonių belė kiek. Penktadienis buvo 2 valanda ir buvo pats pikas. Nes 3 valandą jau kažkaip apmažėja. Bet kai 2 mes atvarėm, tai belė kiek. Ir labai daug žmonių pirmą kartą atvarė čia. Sakėm, reiktų padaryti tradiciją bent mėnesį kartą užsukti. Bet turbūt gausis tik tais kas pusę metų kartą. Nes, nu, tokia draugiška kaina kol kas. Aišku, savaitgalį tai nėra draugiška. Tas pats laikas 22 € kainuoja šeimynai. Tai... Bet paprastą dieną tai pelė kaip draugiška kaina. Vienas dalykas tai, kad nuo 5 valandos tik daugiau pirčių veikia, iki 5 tik 1 veikia. Dėl to ir brangiau. Pala po 5 ir brangiau, ne? Tai ir aišku, tada daugiau žmonių būna. Tai, bet šiandien kaip penktadienį tai labai daug buvo vis tiek. O aš labiau užsimaniau į Druskininkų spa. Ten yra čiuožykla. Ne, domint manęs tas. Ir važiuoja dar 600 km. Su nakvynė. Ir dar nakvynė 100. Reikia pasižiūrėti. Tai, bet aš pasijaučiau toks, kaip čia pavadinti, žiogelis. Nes, nu, labai daug tokių sveriančių po 100 žmonių. Nu, gal perdedu biškį, gal po 102, bet ne perdedu. Tai ir žiogiukų pasijaučiau. Na, bet džiugiuos, aš savo kūnu džiugiuos. Sutemo. Bėra kaip sutemo, kol grįžom. Ir paskaičiu tikrai. Sutariam. Tas pats vakaras iš po baseino ir nesakykit, kad jums taip nebūna. Taip, kad kai gyveni toliau ir žiūri tingi važiuoti pas draugų, pas giminių, pas mamų, nes vakaras jau, ką čia važiuosi dėl kelių tų minučių ir šiaip netaip išsikrapštėm. Jūs neįsivaizduojat, kokiu mes žvyrkeliu važiuojam. Eina visiška tarka, važiuojant 10 km per valandą ir... Nėra net tokios provešos, kur nebūtų duobės. Važiuojam su Vilė pardavinėti kotedžą. Tiksliau nufilmuoti reelsą. Taip, pasiruošus. Važiuojam prie to pačio. Su treniugiuku. Pas draugų ir dar nufilmuosim reelsą, nes... Nu, reikia kažkaip, kad atsipirktų ant kuro tas važinėjimas. Ne, šiaip senai žadėjom tiesiog. Nu, bet prie to pačio. Taip, ir pasipraktikuoti, ir... Na, eina, na. Pasimaivyti, visą kitą. Čia visiškai 10 km važiuoju ir tokia šikna. Nu, bet jau už metų 2 musiau kelias bus čia asfaltuos. Aš tikiuosi. Tai va, turim tokį kotedžą. Net nežinau, kur šviesos įsijungia. Opa. Ir jį reikia mums parduoti su Vilė. Nu, bent jau išreklamuoti ir kad atsirastų klientas. Sekmadienis. Niekas nevažiavo mūsų keliuku. Balta vėl. Tai kai graži ta gamta čia aplinkui. Wow. Kadangi penktadienį ir šeštadienį pasidariau išeiginę, tai atvariau šiandien pasidarbuoti. Ir darysiu vėl tą patį nuobodų darbą turbūt. Tai yra lyginsios lubas, darysiu užuolaidą įleidimus tuos. Na, toks
neįdomus darbas. Bet galima kažkaip įdomu jį pasidaryti, ne? O kaip? Nežinau. Taip išlipęs iš mašinos ir nepasiėmiau kameros. Bet nepasiėmiau todėl, kad nieko nepadariau, ką turėčiau parodyti. Tai pasidariau užuolaidom visą šitą. Įsileidau ir viskas. Ir taip praėjo mano kokios 5 valandos darbo. Vien tik su šita dalim. Aišku, dar ir čia gipsą susidėjau. Kur buvau pasiruošęs, čia irgi gipsą susidėjau, bet realiai sudėjus kokios su virtuvės užuolaidų įleidimų ir svetainės, bendrai sudėjus 8 valandos darbo. Tiesiog, kad būtų jos įleistos, tos užuolaidos. Kur būčiau paėmęs, tiesiog prisukęs tą karnizą, kaip jis ten vadinas. Ir viskas. Noris, kad jų nesimatytų. Na tai, kad noris, tai ir turi skirt laiką. Ir kaip naktį atrodo apšvietimas, jungus visas lempas. Tai čia gal kampė biški tamsu, bet užuolaidom LED apšvietimas bus, tai bus va. Plius virš salos bus dar apšvietimas, tai čia galės susijungti tiek daug lempų. Išjungiau šviesą. Taip sutemo. Bet mano laikas labai smagiai praėjo. Man patinka visai vienam būt. O, per tą pusdienį ir šitas prisisioja. Pusė bakelio net prisisioja. Bet šito užuolaidų etapo aš labiausiai bijojau, nes čia labai daug reikia darbą įdėti. Nu labai daug. Visi tie kampyčiai, kampučiai. Bet pasitenkinimas, kai tokį darbą padarai, yra milžiniškas. Šiandien tiek. Ir modelis. Atrodo, čia kaip debesis įdomiai. Kaip, žinau, gražiai. Ir ką Vilė mane atvežė į statybas, išmetė. Tiksliau, aš pats išsimečiau ir jinai išvažiavo. Čia šito dalyko nebuvogi. Karkasą susisukau, išsilyginau karkasą. Užsikėliau vieną lapą. Ir galvoju, šitam karkasui reikia padaryti galą, nes kiek jisai čia gali vaidentis, tai užsuksiu gipsą. Ir turbūt sausio mėnesį užbaigsiu su keliais vlogais, tokiais va, kur kažką parodau ir viskas, nes, nuobodi čia ta veikla. Tai pasidarome prieš, tada ir atėjo vakaras ir viskas. Ne, iš tikrųjų tai čia. Va. Tada visas koridorius pilnas gipso. Na ir lubų pratęsimas čia. Pasitenkinimas koks 1000 iš 3000 turbūt. Bet, smagu. Rytoj tik tais dar ten prie padurų ir sandėliukas. Ir viskas. Lubos baigtos. Bus likę tik tais Melisos kambarys ir katilinė. Bet kadangi neturim daiktam, kur susidėti vietos, tai Melisos kambarys ir katilinė bus paskutiniai. Dabar sandėliukai abu. Dabar abu sandėliukai taip, bet greitai, kai prasidės šešpakliavimo švietimo procesas, viskas taip pasikeis. Pasikeis į gerąją pusę. Nes jau atsibodo šitas nedabaigtas dalykas. Tai šiandien tiek. Labas, Irate.